Šiame video kalbėsiu apie 10 energiją. 10 arkanas tai yra fortūnos ratas. Iš tikrųjų labai daug galiu kalbėti apie šitą ir 11 energijas. Labai daug teko susidurti, išnagrinėti, patirti, išanalizuoti, pasiregresuoti ir pasižiūrėti, kaip tai užsimezgė. Iš tikrųjų, kas jau klausė mano energijas, visas supranta, kad viskas išsipakuoja tik tai einant dvasiniu keliu. Jeigu einama yra ego keliu, tai šitą informaciją, kurią aš transliuoju, yra nepriimtina ir atmetama. Taip ego apsisaugo, tai yra normalu. Jeigu jūs jau pradėjote dvasinį savo tobulėjimą, pažinimą savęs, savo ego programų, tai be abejo jūs tikrai išgirsite daug naudingos informacijos. Matricijoje šitas arkanas gali būti bet kurioje pozicijoje. Labiausiai įtakojantis bus vertikalioje linijoje, aukščiausiame taške, vidurinėme taške ir apatinėme taške. Didžiausia įtaka daro, aišku, gimimo datoje irgi yra labai daug resurso, bet jeigu daugiau šitas arkanas niekur nepasikartoja, tai ten jisai truputėlį kitaip yra, tą energiją žmogus truputėlį kitaip ją panaudoja. Pasiema tam tikrus bruožus, kad parodyti, koks jisai yra iš tikrųjų. Nėra iš tikrųjų, atsiprašau, bet vis tiek resursus jisai gautų visus ir gautų ir minusus ir pliusus, bet truputėlį ten užblokavimas yra kitaip vyksta. Dabar apie ką šitą energiją? Šitą energiją, kalbėsiu žmogiškąją kalbą, yra piniginė energija. Piniginė energija, mes žmonės suprantame, tai yra kažkas materialaus. Realiai, jeigu dvasinį lygį eiti, piniginė energija tai yra seksualinė energija, tai yra gyvybinė energija. Ta energija, kuri ateina mum iš žemės ir susijungia su kosminė energija. Tai jeigu mes tarnaujame ego, mes tada turim visur ir šitas ženklas ypatingai turi tokį poreikį ir pagrindinė vertybė yra pinigai. Ir viską, ką jisai daro, pagrindė yra pinigai ir pasiekti kažkokiu lygio finansinio, kažkokio statuso. Čia yra labai labai svarbu. Jam taip yra tiesiog užprogramuota. Iš vaikystės, galbūt vaikystėje neturėjo pinigų, galbūt kaip tik tėvai sakydavo, kad reikia tokios profesijos, kad reikia uždirbti. Žodžiu, čia bus toks truputėlį iškreipimas ir žmogui svarbu pereiti į kitą lygį ir subalansuoti, suvokti, rasti balansą tarp materialaus ir dvasinio. Ir čia labai svarbu. Pradžioje, aišku, pusę gyvenimo arba kažkurį laiko žmogus gali pasinaudoti šitą fortūną, nes iš tikrųjų 10 arkanas jisai duoda daug, čia Jupiteris, jisai plečia, jisai iš karto duoda, jisai duoda rezultatų. Tikrai kas turi 10-tukus, pastebėjo, kad gyvenime kažkas įvykdavo labai staigiai, pildosi norai, sėkmė, atsiduri ten reikiamoj vietoje reikiamų laikų, bet iki tam tikros ribos. Jeigu mes neiname dvasiškumą, mums po truputėlį uždaro šitą kanalą, po truputėlį, aišku, mes galim tarnauti savo tamsiai pusėje ir iš ten gauti daug, bet jau tada mes į dvasiškumą jokios kojos negalim įkišti, bet jeigu jau pradedam suvokti kažką, kad yra kažkas svarbiau, ir pradedam truputėlį domėtis ir eiti į tai, be abejo, po truputėlį tą, ką užtarnavome,
tą, ką gavo tą fortūną iš ego, mum pamažins. Bet to nereikia bijoti. Iš tikrųjų, svarbiausia 10 energija yra kas? Yra dvasiškai tobulėti ir padėti kitiems žmonėms tobulėti dvasiškai, ne? Galbūt turėti kažkokį verslą, kuris gali padėti kitiems. Ir tik tai tada, nesiekiant materialumo, tik tai tada visata dosniai gali atsilyginti ir tikrai dosniai, ir ten tikrai labai daug pliusų ir visus pliusus, ką aš šiandien išvardinsiu, tai ten yra tokia šviesi energija, šviesus pliusai. Bet jeigu mes einam prieš save, jeigu darom dėl pinigų, tai ten tokia tamsi sunkesnė energija ir kuri atmeta visą laiką, kuri kažkur apsunkina, toks jausmas, kad eini, darai prieš kažkokią prievartą, tokią vidinę, galima jos ir nejausti, aišku, tos prievartos pradžiai, kai nesuvokiam, bet paskui ta guma įsitempia ir labai stipriai atmeta atgal, pagrindė tai yra išsekimas, lygos ir panašiai. Tai maždaug esmė yra tokia, kad reikia eiti dvasiškumą, tada atsiveria visi keliai ir ta fortūna, kuri užprogramuota šitoje energijai, jinai yra išpakuojama. Ir kas nežiūrėjo filmo Visada sakyk taip, tai rekomenduoju pažiūrėti, nes 10 linki nepriimti pasaulio gyvenimo tokio, koks jis yra. Jie bando kažkaip pakeisti savaip, nes jie galvoja, kad bus geriau, turi būti geriau, kad aš turiu gyventi geriau, kad man negalima būti silpnu, man negalima būti neturtingu, man negalima neturėti pinigų, aš turiu kažką kitaip daryti. Ir pastoviai yra mintis apie tai, kad aš turiu kažkaip kitaip, kažkaip geriau negu kiti ir taip toliau. Čia, aišku, pirmukas 10 yra 1 ir 0. 1 duoda tokio impulso, tokio užsivedimo noro būti pirmam lyderiu, o 0 jisai nunulina. Ir jisai tikrai nunulins visą tai, kas buvo ne iš širdies ir ne su dvasiniais tikslais. Tai yra nuolatiniai pokyčiai. 10 visą laiką duoda pokyčius gyvenime ir jam yra labai svarbu priimti visus pokyčius ir padėkoti už tai. Bet minuse jisai visiškai nesutinka su tuo. Jisai nenori priimti taip, kaip yra ir visaip kaip bandys padaryti pagal save. Įjungia valią ir prieš prievartaujant šitą gyvenimą vis tiek padarys taip, kaip jam reikia, arba supyks, arba kaprizuos, arba visą laiką galvos, kad jam blogai, nesiseka, nepriims tai, kas yra. 10 energija išsipakuoja tuomet, kai žmogus totaliai priima viską, ką jam ateina. Visi įvykiai, visi žmonės, viskas, su kuo jisai turi susidurti, jisai viską priima. Net jeigu tai nelabai jam yra aktualu ir patinka, neatmeta galimybių, jisai kartais būna tokie įvykiai ar ateina tokie žmonės, kuriem reikia pagalbos, galbūt kurie nori kažko bendro, bet žmogus, vertindamas tik tai jo minusinės pusės, nes 10, kaip ir 1, labai linkia matyti tik tai minusus žmonėse, jisai gali tiesiog atmesti tokius dalykus ir daryti vis tiek savaip, kaip jisai nori, turėdamas omeny, kad man neapsimoka. Bet ten yra toks yra trigeris, man neapsimoka. Taip, tai žmogus, kuris totaliai priima viską, kas ateina,
gyvenimą, susitaiko su tuo, visada sako taip, taip sakant. Tai tada jisai, aišku, tas arkanas jisai duoda amerikietiškas kalniukas ir jisai tarsi ir kažkur aukščiau, paskui nusileidžia, aukščiau nusileidžia. Svarbu yra priimti tai, nesiekti būti visą laiką aukštumoje ir nesiekti būti visą laiką viršūnėje aukščiau už visus, nes tai yra stiprus pasipriešinimas prieš visatą, prieš gyvenimą, prieš save pirmoje vietoje. Tai čia yra labai svarbu priimti ir tą nuosmukį, ir tą pakelimą, ir nuosmukį, ir pakelimą, ir visą laiką tas vyks, tik tai žmogus to nepriima. Nes reikia suprasti, kad likimas viskas sinchronizuoja kosminį tikslumą. Viskas, kas vyksta gyvenime, turi įvykti. Turi įvykti tam, kad mes galėtumėm tobulėti. Ir mes nesam dievai, kad galėtumėm taip nukreipti tą gyvenimą, kaip mes norime. Minuse kadangi čia yra judėjimas, nuolatinis judėjimas, reikia visą laiką, kad vyktų cirkuliacija tos energijos. Minuse gali pasireikšti atbulinis dalykas, tai yra tokia stagnacija, toks prokrastinacija, tinginystė, kai nieko nenoriu, nieko negaliu, tarsi rankos kojos surištos, tarsi tempia kažkas visą laiką į žemyn ir atrodo, bandai ir šitą, ir šitą, ir šitą, ir šitą ir traukia vis atgal. Tai irgi gali minusinis dalykas, nes žmogus galvoja apie pinigus. Jisai galvoja, kad tik tai, kada jisai turės pinigų, tada jisai bus laimingas, gražus, turės ten, nežinau, populiarumą ir taip toliau. Bet čia tame ir yra kabliukas, kad čia reikia keisti tiesiog mąstymą ir tą rakursą, eiti truputėlį kitur. Šiaip pliuse, kai išsipakoja energija ir kartais, aišku, dešimtukai gali pajausti tą ir jaučia iki tam tikros ribos, ne? Tai yra lengvumas, drąsa, aktyvumas, linksmumas. Ir jeigu, pavyzdžiui, dešimtukas yra datoje, kur yra gimimo data 28 dieną arba 10, tai iš šono, nes tai yra kaukė, ne, kaip žmogus atrodo sociume, tai žmogus atrodys tikrai labai sėkmingas, kad jam sekasi, kad jam nereikia nieko daryti, jam ir taip viskas gerai, kad jisai neturi problemų, toks visiškai toks fortūnos vaikas. Gali pasirodyti. Jisai tokią duoda kaukę, kad žmonės nepamatytų, kas yra viduje, kas slypi už to. Jam yra svarbu, kad jisai jaustųsi toks pirmas, geras, toks išlepintas likimo vaikas. Reikia suvokti, kad visata turi planų šitam žmogui. Šita energija duodama yra labai stipriem žmonėm, nes čia yra patikrinama yra valia. Ir dešimtukas, jisai yra kaip kanalas tarp tų aukštesnių jėgų ir žmonių. Ir jeigu to nesuvokia, tai tada su laiku jiem pradeda blokuoti viską. Ir jeigu, pavyzdžiui, dar yra stiprių tokių skaičių kaip 11, 7, 8, tai čia bus toks mega didelis biolaukas, kuris praleidžia labai daug energijų. Ir realiai jisai net ir gydymo gali turėti dovaną, gydyti rankomis, jeigu toliau dvasiškai nueis į tai. Labai svarbu leisti savo pailsėti. Ir kaip ir minėjau, nesiekti visą laiką būti viršūnėje, visada geriausių, aktyviausių, kad visi matytų mane tokį. Labai svarbu
harmoniją ir leisti savo pailsėti, nusileisti, pabūti, galbūt netyloje. Galbūt 10 sunku pabūti visiškai tyloje. Galbūt tai bus mažesnis aktyvumas, galbūt tai bus daugiau gamta, bet sąmoningai, ne dėl varnelės, kad aš kažkur nuvykau ir pasižiūrėkit, kur aš buvau, bet dėl savęs ir sąmoningai tiesiog gaunant resurso nuo gamtos, nuo tokių kažkokių nuo poilsio. Čia yra labai svarbu, nes jam reikia praeiti ir sunkius etapus ir jisai gali praeiti sunkesnius etapus tik tai resurse. Tai tikrai yra svarbu. Labai svarbu šitam ženklui irgi išmokti analizuoti ženklus, nes ženklai tikrai rodo, kad eini ne ten. Kokie ženklai gali būti? Nu tai vat lygos, kažkas nepavyko iš pirmo karto, kažkur neprisiskambinau, kažkur nuojauta yra bloga. Visi ženklai rodys, kad ne ten, neini ne ten. Tai vat žiūrėti tos tikslus. Iš tikrųjų, minuse žmogus gali reikalauti daug pastangų, įdėti daug pastangų į tai, ką jisai nori pakeisti. Jisai pats sugalvoja savo sunkumus ir paskui turi juos išspręsti. Gali, turint tokią kontrolę ir nesusitaikymą su savo gyvenimu, žmogus nori pakeisti viską. Galiu savo pavyzdį pasakyti, kai prisiėmė atsakomybę už visus, kai gyveni gyvenimą už tėvus, už vyrą, vaikus, kai viską bandai daryti už juos, nes toks jausmas, kad jie nepadarys taip gerai, kaip aš padarysiu, vienas dalykas, kad ten reikia visą laiką juos kontroliuoti, kad jie yra kažkokie, taip nepadarys kaip aš. Čia yra tokia iliuzija ir žmogus yra noras valdyti ir kontroliuoti viską ir padaryti pagal viską, nes jisai nepriima. Jisai nepriima žmonių kitų gyvenimų, nes čia kas yra svarbu, kai žmogus eina dvasiškumą, jisai supranta, kad kiekvienas pasirinko savo gyvenimą ir jisai turi praeiti tame lygyje, kuriame jisai pasirinko ir pertimti ir jį į kitą lygį neverta. Ir tikrai čia yra tik tai įsikišimas į kito žmogaus likimą ir laisvos valios nusižengimas, čia tik tai karminių mazgų užmeskimas. Ir čia nėra tai, kad aš padėsiu ir aš būsiu svarbus ir toks jausmas, kad paskui dar laukiu, kad man kažkas duos padėkos ir toks jausmas, kad aš turiu kad jie man skolingi paskui. Ir realiai tas skolos jausmas žmogui tikrai jaučiamas yra kitiems žmonėms, kuriem yra padaryta gerai. Labai svarbu susitaikyti ne tik tai su savo gyvenimu, koks jis yra, kaip ateina, taip ateina, bet kaip turiu, taip turiu, aišku, tobulėti, mokytis, viskas gerai, bet jeigu jaučiasi, kad čia nesigauna, ne, tai tada aš ten neinu, nereikia prievartauti, eiti skolas, ten kažkur manipuliuoti žmonėmis, kažkaip taip keisti, kaip prieš žmonių valią, nereikia tą daryti, nes tai yra tik ego ir tai yra minusas ir čia nėra žmogaus tikroji jėga. Čia jisai maitina tik tai savo tamsią pusę. Ir čia svarbu suvokti, kad kiekvienas žmogus, net ir vaikai, net ir tėvai, net patys artimiausi, jie turi pragyventi taip, kaip jie pasirinko tą gyvenimą, tokiame lygyje, kokiame jie pasirinko, nes jiem tai yra geriausia. Jie taip pasirinko, reiškia siela tikrai, kiekvienas žmogus, kaip ir aš,
taip ir mano šeimos nariai, jie visi turi kažkokius vedlius, dvasinius, angelus, ten kažkokį užnugariai. Kodėl mes galvojam, kad mes galim už juos čia spręsti ir būti protingesni negu jie. Tai čia yra labai didelis minusas. Čia nereikia galvoti, kad mes čia galim būti dievais ir keisti žmonių gyvenimus. Ir savo gyvenimą. Reikia susitaikyti. Va, tiesiog priimti totaliai ir eiti dvasiškumą ir keisti požiūrį į apskritai visus finansinius dalykus. Svarbu paleisti kontrolę. Tikrai nekontroliuoti, kaip gyvena kiti. Kiti gyvena taip, kaip jie turi gyventi. Nes tas prievartavimas tikrai blogai baigėsi visiems tikrai. Ir dešimtukų aš asmeniškai turiu ne vieną ir labai giliai išnagrinėjau šitą energiją ir tikrai galiu pasakyti, viską, ką aš sakau, tai yra tikrai yra patikrintas dalykas ir kas dirba su savo ego programom ir tikrai susidurs su tuo ir pamatys tą mechanizmą, kaip jisai veikia. Ir tai nėra blogai. Ir jeigu jūs tą pastebėjote savyje, reikia priimti tiesiog, jūs turite suvokti, kad tai yra kažkoks išbalansavimas energijos ir tiesiog reikia ją truputėlį pataisyti. Viskas, kas buvo, tas turėjo būti ir visi, reiškia, visos kitos sielos tą pasirinko praeiti. Bet ateina momentas kažką keisti. Pliusė šitos energijos tai yra startaperis, jisai nieko nebijo, nes jisai žino, kad jisai yra fortunos vaikas, visatos vaikas, jam viskas yra duodama. Jisai neturi net jokios abejonės, kad jam nepavyks. Jam viskas lengvai sekasi ir tikrai nereikia kažkaip įsitempti. Viskas ir taip susiklosto tobulai. Čia turi būti nuolatinis judėjimas energijos cirkuliacijos. Nes kas nuėjo į tinginystę, į tokį prokrastinaciją, į baimę, ten tiesiog reikia padirbti su baimėm, pažiūrėti, kas stabdo, nes čia, jeigu nėra cirkuliacijos, tai tada nei pasitenkinimo nuo gyvenimo, nei pinigų nebus. Vengti monotonijos, nes šita energija monotonija netinka. Čia turėtų pastovus būti elektros srovė, jinai turi pastoviai tą judėjimą. Ne kaip upė, jos nesustabdysi. Tiesiog ją reikia nukreipti. Tiesiog ta upė, jinai gali praplaukti tarp kažkokių akmenų. Jinai nebando kažkaip keisti pati savo kryptį, ne? Jinai plaukia, bet jinai gali apeiti visus sunkumus, kliūtis, priima visą. Ir šiaip geriausia meditacija, kiek aš teko domėtis, tai būtent pasijausti, užmerkti akis ir tarsi tu plauki upę ir nieko nekontroliuoji, tiesiog pasitikė tikėjimu ir tau nieko nėra baisu. Kas turi labai didelę kontrolę, tai ten aišku bus daug baimės ir pamatys žmogus, kad negali pasitikėti tą upę ir vis tiek bijo, kad susidurs su tuo, ko jisai negalės ištverti. Pliusė tai yra lyderystė ir tikrai labai stipri lyderystės energija, o jeigu dar yra ketvirtukas, septintukas, aštuntukas, vienuoliktukas, tai yra mega lyderis, kuris gali vesti žmonės. Tiesiog reikia patikėti savimi ir kaip ir minėjau, sureguliuoti tas baimės, nes čia baimė būti vargšu. Neturėti pinigų. Čia yra didelė baimė, aišku, įvaryta yra iš vaikystės, kaip ir minėjau. Nes gali būti polinkis į greitus pinigus irgi, kažką padaryti, kad greitai ateitų, kažkokios manipulacijos, machinacijos. Tai čia reikia irgi pagundo šitos atsisakyti. Visą laiką mokintis naujų dalykų, paleisti griežtus kažkokius rėmus,
deadline'us, kažkokius kontrolę. Tiesiog, vat, kaip yra, reiškia, taip yra. Šitai energijai pasąmoningai labai, kaip ir minėjau, labai svarbu būti pirmu, geriausiu. Nu, tiesiog, kad ir čia bus baimė nebūti pirmu. Čia iš tikrųjų viskas nuo vaikystės ir čia didelis ryšys su mama, tiek vyram, tiek moterims yra būtent sunkumai su mama gali būti toks įtaka labai didelė daro mama. Ir jos baimės būti neturtingų, pavyzdžiui, arba būti kažkokiu neprofesionaliu, neturėti išsilavinimo, kažkokios savo baimės, kurios įvarytas būtent mamos. Ir ta žmogus arba taip, ir gali būti, kad tas žmogus tiesiog nori parodyti, kad jisai gali uždirbti. Aš galiu. Aišku, ir tėvo čia bus, gali būti visokių tokių baimių, bet dažniausia vis tiek tai yra iš šeimyninės sistemos ir tokios gilios baimės, jos eina, pradžioje susiformuoja psichika nuo mamos baimė, paskui perina ir tėvelių, bet jeigu abudu bijojo tokių dalykų, tai aišku, čia žmogui bus noras parodyti, kad aš galiu uždirbti pinigus. Taip, minuse dar minuse. Tas kartais būna, kai atvirkščiai nejudėjimas, kur reikia judėjimo, nejudėjimas, pasyvumas, pesimistiškumas, atrodo, kad viskas yra blogai, viskas, ką aš turiu, yra blogai, vaikystė buvo bloga, tėvai nemylėjo, viskas ten kažkur einu, ten nesiseka, nepriėmimas. Reikia suprasti, kad viskas, kas buvo ir duodama, yra sielos tobulėjimui. Tie dalykai yra būtini mums praeiti. Net ir kažkokie sunkus laikotarpiai, net ir kažkokie išbandymai mums duodami tam, kad mes užgrūdintumėm savo valią. Taip, baimė, kad kažkas nutiks, dėl to reikia kontroliuoti. Čia irgi, aš labai daug baimių išvardinau, su to tiesiog galima imti folderį ir eiti pas psichologą ir su šitom baimėm dirbti. Čia bus kartais gaila savęs, toks jausmas dažnai kyla minuse, iliuzijos kažkokios, taip, aš pradėsiu uždirbti, aš tiek pradėsiu uždirbti ir aš turėsiu tą. Aš jeigu turėčiau pinigų, tai aš turėčiau tą. Ir aš tą padarysiu ir pas mane ateis. Ir čia tos iliuzijos ir žmogus gyvena iliuzijose. Bet reikia suvokti, kad mes likimo nesuplanavome čia ir jo keisti mes negalim. Kažkiek, aišku, tie scenarijai yra galimi, bet yra tam tikri taškai, kurias mes turim praeiti. Ir siela pati pasirinko, kokie kelią praeiti. Jau ta programa jau buvo kažkada sugalvota. Ir čia būnant įsikūnyme, spręsti, kaip bus. Ir čia tik tai susidūrimas su nusivylimu. Čia pastoviai gali būti nusivylimas arba jeigu žmogus turi labai didelę valią, aišku, jisai gali ir pritempti prie to, ką jisai sugalvojo, bet ten bus labai didelis atgal kritimas. Tai reikia sužiūrėti savo įsitikinimus. Gali būti arba stipriai užblokuotas finansinis kanalas. Užblokuojamas yra, kai nėra judėjimo, nėra cirkuliacijos ir žmogus nežino, kur eiti. Tada atrodo, kad pinigų nėra visai.
Gobšumas gali būti baimė dalintis informaciją, pinigais, čia mano, viskas, ką aš turiu, čia yra mano, gaila labai pasidalinti, nes čia reikia suvokti, kad ta energija, piniginė energija, apskritai energija, kurią mes gauname, jinai pas mus viduje nesigeneruoja, jinai ateina iš kažkur ir mes ją gaunam iš kažkur. Ir tai reiškia, ką mes duodam, jinai prasideda tik tai cirkuliacija. Kai mes savyje tą sulaikome, cirkuliacija užsiblokuoja, tiesiog toks kamštis ir tada per mus nepraeina. Čia vyksta cirkuliacija, čia ratas yra. Ir čia vyks greitesnė cirkuliacija tuomet, kai mes pradėsime duoti, eiti, daryti. Aišku, kaip ir minėjau, vertybės kokios turi būti, ne dėl pinigų. Ir aukoti, padėti kitiems. Čia pavyzdžiui, labdaringi kažkokie dalykai, pasiaukojimas, paaukojimas yra dešimtuko praktiškai būtinybė. Čia reikia mokėti atiduoti. Dalį, ką tu duodi, atiduoti. Nes čia bus baimė prarasti pinigus, kaip ir minėjau. Užsiciklinimas į materialumą, viskas, vertybė pagrindė, viskas į materialumą yra. Bijo naujų dalykų, nepaleidžia seną, yra irgi toks minusas. Užsispyrimas, kaprizingumas, tokios, man nepavyko ir tada kaprizė, aš tai noriu, vis tiek noriu taip, aš noriu šitaip, vis tiek aš norėjau, pasikeitė planai ir tada pyksta žmogus, aš norėjau, aš noriu. Tai čia toks nepriėmimas totalus yra. Ir skolas svarbu neturėti skolų. Skolos iš karto blokuoja visus pinigus. Svarbu yra labai neturėti skolų, nesivelti. Jeigu nėra pinigų kažką įsigyti, reiškia dabar nelaikas tą turėti. Ir tą reikia suvokti. Taigi pagrindiniai dalykai, ką aš išvardinau, tai susijęs su piniginė energija, su cirkuliacija, su judėjimu ir su vertybė, kad materialūs dalykai nėra svarbiausia yra dvasiniai dalykai ir tikrai sėkmė atsiveria labai ir tikrai tas žmogus pasijaus fortūnos vaiku, kai jisai besąlygiškai pradės dvasiškai kažkuom dalintis. Tai tiek, labai aš džiaugiuosi, kai jūs priima tą informaciją, jeigu jums rezonuoja, tai labai laukiu jūsų komentarų, laikų, pasidalinimų, nes man tikrai yra labai svarbu, kad galėčiau eiti toliau, daryti tai, ką darau. Dėkoju.